Sveiki bičiuliai, šiandien esam Vaineikio girininkijoje su girininku Tomu ir pabandysim išsiaiškinti, kokia yra kasdieninė diena mūsų girininkų arba apskritai gal kokie yra iššūkiai ir malonumai dirbant tokį darbą. Tai aš skaičiau, kad tu čia skaitaisi kaip girininkas gan jaunas, ne? Taip, aš kaip girininkas esu jaunas. Ir turbūt Lietuvoje, dar galbūt keletas ir yra Lietuvoje jaunesnių, bet Jau visiškas mini procentas, ne? Jo. Aplamai girininkų Lietuvoje tai yra 180 kažkeli. Procentas būtų 18 žmonių. Tai net tiek nėra, ne, jaunesnių už tave. Na, girininkų nemanau, kad yra. Aha. Kokį hektarų kiekį prižiūri pats? Aš prižiūriu valstybinių miškų 5000 hektarų. Aha. Teritorija, aišku, yra ženkliai didesnė, platesnė, nes tame tarpe yra ir privatus miškai, ir dirbamo žemės ir panašiai. Tai tos 5000 turi komandą, kuri tau gelbėja, ar čia viską vienas pats turi apvažiuoti, sužiūrėti, pataisyti, pasakyti? Be abejo, turiu komandą. Komandoje dirba dar be manęs girininkijos 3 specialistai. Aha. Esame jaunas kolektyvas ir pakankamai gerai sutarėme, pajuokaujame. Dar yra girininkijoje dirba dar 2 miškų ūkio darbininkai, Aha. kurie prižiūri miškus. Sužiūri. Pjauna pakeles, pjauna medžius ir visus tus kitokius papildomus darbus atlieka. Tai daugiau darbo vasarą ar žiemą? Ištisus metus. Ištisus nėra skirtumo didelio, ne? Pagal sezoną, kiekvieną sezoną vis skirtingi darbai yra. Tarkim, medelių nesodinsi žiemą. Taip. Arba vasarą. Taip. Medelius sodiname tik tais, stengiamės sodinti pavasarį, bet jeigu nesuspėjame, dar ir rudenį. Aha. Ir šiais metais rudenį įveisime dirbamoje žemėje 0,8 hektaro bukyno. Tai Lietuvoje nėra labai būdingas miškas. Bukas. Jo, jis geras medis. Jo, jis geras medis. Geras medis. Tankus, kaitrus, bet labai trunka ilgai, kol užauga. Tai ką stengiatės, pavyzdžiui, žiemą labiau pasidaryti? Žiemą... Kas jums yra patogiau žiemą? Žiemą atsirežėme biržės, kadangi medžiai nėra sulapuoja. Jo. Tada matosi toliau. Ar žinai bent kas yra biržė? Biržė nesupratau. Biržė yra miško plotas, Taip. kuris yra paruošiamas kirtimui. Ten suskaičiuojami, kiek yra medžių, kiek tame plote yra kubatūra. Tą biržę reikia rėžiant atžymėti ribas, kad už būtent tą tik gabaliuką tekirti. Apeiti su GPS, apmatuoti plotą ir paruošti medžiagą ir sekančiams metams turim metinį kirtimų fondą. Čia mes atliekame tuos darbus žiemą. Pavasaris, kaip sakant, sodinimai. Vasarą, kada karšta, sėdam prie kompiuterių, dirbam su kompiuteriais, susirenkam visus duomenis, ką mes ten turim pasidarę ir panašiai. Gal painam į čia į keliuką. Jo. Tai tą vasarą ir darbuojamės. Supratau. Bet tai pats irgi sakai, kaip girininkas jaunas esi, o tai kas patraukė, ar čia tėvai imponavo labiau, ar čia pats buvai daugiau prie gamtos, kad norėjai tavo ir dirbti su tuom ir studijavai tą? Aš jau įstojau, aš kaimo vaikas, man gamta nebuvo kažkas tokio, kad aš jos bijočiau, man buvo jinai prie širdies, tai aš pasirinkau tokią specialybę, kuri man labiau patinka. Aš vaikystėje grybavau, uogavau, riešutavau, aš viską dariau. Ir įstojau į miškininkystę. O būna kažkokių iššūkių arba tokių atsitinka kažkokių situacijų, taip darbe, gamtoje, miške, nežinau, malonių, nemalonių įvykių, incidentų pasitaiko?
Kaip ir kiekvienoje turbūt specialybėje. Yra iššūkiai, kurie laiko einat nebelieka jie iššūkiais, o tiesiog norma. Ja, susigyveni su tai ir tiesiog dirbi darbą ir viskas. Iš tų tokių geresnių įsiminimų, ką aš čia jums galėčiau papasakoti, tai dirbant buvo pavasaris. Aha. Ir ėjom kvartalinę. Kvartalinė yra, miškas yra suskirstytas kvartalais, turbūt tau nereikia aiškinti. Šitą žinau. Va, matai, jau tu beveik miškininkas. Tai miškas kvartalinė, nepamenu, jaunuolyną gal apžiūrėti, gal priimti darbus jau kažką, bet jau čia gal prieš 3-4 metus. Ir žiūrim, šernė pakilo ir nubėgo. Pavasaris. Paršiuko atsivedimo laikas. Taip. Nu ką, mes su kolega įdomu pažiūrėti. Nueinam, jo, 9 paršeliai gul, kiaulė pabėgusi, toliau pasisveikinom su paršeliais, pamojavom kiauliai ir nuėjom taip toliau. Nes šiaip sako pavojinga gal? Be abejo, pavojinga. Gina vaikus. Nepatarčiau niekam eiti. Girininką turi pažinoti žvėris. Taip. Nu jo, geras. Vis tiek turbūt čia gyvūnija, ta prasme, žvėris ir jūsų darbas, tai čia ranka. Be abejo, žvėris susijęta su mūsų darbu, tiek su tom pačiom bendruomenėm, tiek su policininkais, tiek su visuomenė, tiek su medžiotojais, su viskuo. Taip. Su viskuo susijęta. Tarkim, būna situacijų, kai atvažiuoja miškovežis krautis. Matot, ne viens aš dirbu kolektyve ir nebūtinai man prasimešus turi atvažiuoti, kažkas toliau darbai turi vykti. Ir man jau medžiotojai skambina. Girininkas, ar atvažiavo kažkas medienas krautis, ar nevogė, ar panašiai. Tai perspėja. Bendradarbiaujam su visais. Tai žodžiu, žvėris daro kažką prasme, trukdo, sakykime, medelių sodinimui panašiai, laukiniai vis tiek nuėda. Medelių sodinimui žalos jie nedaro, nes, medelius tai ir sodinė. Taip, bet paskui tik tais. Bet ateinančią žiemą, tarkim, pušis, jie viršūninius ūglius nukanda. Ir tada pušis jau nebeauga į viršų. Jo, tada pušis tik palieka krūmas, nebe medis. Tai jau biški irgi problemėlė. Iš dalies taip, bet mes ją turim sprendimą. Arba mišką aptveriam tą plotą, kur turim apsodinę. Aha. Arba nupurškiam, nutepėm su repelentais. Man atrodo, esu baltus viršūnėlės galas. Taip. Esu matęs. Kitur net naudoja avies vilną apvynioja. Šitai. Tai čia toks ekologinis. Ok. Ekologiškai čia taip. Ąžuoliukus individualiai irgi turbūt esi matęs, kadangi daug pasaulio apkeliavęs, uždeda apsaugas. Jo. Ir jie auga. Teko matyti. Jo. Su žvėrims mums išsprendžiamas problemas. Kasdieninės čia bėdas mūsų. Jo. O kokios būna neišsprendžiamos, arba kur jau reikia sukt galvą, su kuo susidurėt? Gaisrai. Ar per kairį reikia petį spjauti, ar per kažkurį. Pernai metais turėjom gaisrą, kada nudegė 2,8 hektarų miško. Nemažai. Jo, medžiotojas, tarp kitko, irgi paskambino, pranešė, kad matom dūmus. Ką daryti? Ne ką daryti, atvažiuok žiūrėti, sakiau, skambink greitai, negreitai gaisriniai. Ir atvažiavo gaisrą. Be abejo, mes pirmieji atvykom. Papasako mūsų tik tai gaisrinė, tai čia tokie liūdnesni įvykiai. Bet jaučiu šiaip sunku sustabdyti, nes teritorija labai didelė. Sustabdyti kaip sustabdyti, bet sunku apžiūrėti visą teritoriją, nes teritorija yra labai didelė. Aš jeigu visą noriu savo girininkiją pažiūrėti, trunku beveik dieną. Apvažiuoti, ne kad nueiti, bet tik apvažiuoti, tarkim, su leistinais greičiais ir panašiai. Tai yra reikalų. Yra reikalų. Ir dabar turėjom
Ypač šios vasaros pradžia buvo labai sausa, kada buvo 5. gaisringumo klasė, reikėjo budėti ir pasyviai, ir aktyviai, nes bet kada gali kilti gaisras, tai sėdėjom, laukiam. Laukiat lietaus? Be abejo, laukiam lietaus ir džiaugiamės, kai gavom. Sakykime, jau kai užgesinat gaisrą, jeigu dega miškas, tai tada kokia procedūra? Teoriškai miško išvalymas ir atsodinimas? Įvertinti reikia po pirmų. Koks yra gaisrų rūšis, yra antžeminis gaisras, yra lainis gaisras. Jo, jeigu jis tai žemė praėjo, dideliam miške, tai didelios kaip ir žalos nepadarys, tik tais, kad visus vabaliukus, visus peliukus pranyks jie. Taip. Bet medžiai lieka sveiki. Saugiausia rūšis, kaip galėjo degti miškas, jeigu tik tais... Jo, jeigu antžeminis gaisras. Antžeminis. Jo. Jeigu lainis, tada yra kilęs gaisras Kuršių nerijoje, kada yra... Kaip tada, kalnapušės dega, tai tada reikia viską valyti ir pagal Kuršių nerijoje yra jautrus kampelis. Taip. Ten negalima kažkokių tai ūkinių priemonių vykdyti. Reikia remtis į gamtotvarkos planus ir panašiai. Viską reikia atkurti pagal reikiamas procedūras. Taip. Tai čia truputį paprasčiau? Jo, čia paprasčiau yra. Čia, jeigu kiltų toksai gaisras, mes... Nes čia vis tiek nedraustinis skaitosi. Ne. Kokia čia skaitosi? Čia ūkiniai miškai. Ūkiniai miškai? Ūkiniai miškai, 4 klasės. Ūkiniai miškai. Tai žodžiu, mediena keliauja biokūrui, medienai. Taip. Statybinė mediena. Ten, kur ir visi... Malkos. Be abejo. Ką ir visi žmonės naudoja. Šildymas, baldai, į statybos, viskas. Viskam eina. Čia mes auginam medžius. Nevykdom rekreacijos ir panašiai. Bet vis tiek, o kaip stengiatės, kai atsodinėjat mišką jau išpjautą, tai kadangi tos kinivarpos yra, griaužia eglės, tai stengiatės miksuoti medžių rūšis ir vienam plote prisodinti skirtingų, ar tam tikri plotai skirti tam tikrai medienai, medžių rūšiai? Ne, stengiamės įveisti kuo įvairesnius miškus, kad būtų tiek pačiom kinivarpom atsparus. Kuo mišresnis miškas, tuo jisai yra atsparesnis. Taip. Tiek vėjolaužom, tiek vėjovartom, tiek tai pačiai kinivarpai. Taip, kad monokultūrų nesistengiam sodinti. Darot miksą? Taip, darom miksą. Bet nėra to tokio, nežinau, kad tai, ką pasodinai, jau kaip ir viskas, tau to nebepamatysi. Tokio keisto jausmo nėra. Toks kaip ir darbas, bet be atsako atgal. Tai psichologiškai tas labiausiai ir veikia. Kai pradėjau dirbti, tas buvo prieš 7 metus, man atrodo, kažkas. Ir tada pradėjau dirbti žiemą ir iš karto atėjo tas pavasaris nelaukts mūsų. Taip. Išsodinom biržę, pasodinom. Pats dalyvavau sodinimą, mačiau, kad susodinom tas daigus, viskas okei. Praėjo 1 metai, važiuoju su mašina pro šoną prie kelio, nes sodinom. Tuščia, nematyti nieką. Išlėpi iš mašinos, nueini žolėse, jo pasislėpė. Ir viskas okei, nusiramini, kad viskas čia okei yra. 2 metais važiuoji, vėl tuščia, nieką nematyti. Vėl išlėpi, nueini, yra. Nieks neiškasė. Nieks neiškasė, viskas tebėra. Okei, 3 metais vėl važiuoju, vėl tas pats. Tai pagaliau pernai metais jau. Jau matai realiai. Jau realiai matosi, kad yra žmogaus ūgė, glaitės jau normaliai. Tas jau rezultatas. Jau tada širdį pradėjo glostyti, kad viskas okei čia buvo. Tik tai, žinai, procesas. Procesas užtrunk laiko, tai taip ir gaunas. Jo. Psichologija jau čia. Psichologiškai čia reikia nusiteikti. Nes vis tiek turbūt jau tik tais tavo vaikai, anūkai tik tais jie to prieis jau kirtimo medžio.
Na taip, sakiau, kaip ir sakiau, dirbam altruistiškus mes darbus. Ateičiai darom. Neateisi. Bet spėjat iš karto ir atsodint ant kitų metų, ar biškiai užsitęsė tas reikalas? Užsitęsė vien dėl to, kad dingtų visi mums blogi vabaliukai. Ai. Jo, kad jie pranyktų. Jo. Toksai yra Tai specialiai net ir nesodinat iš karto? Jo, mes palaukim šiek tiek. Straubliukas jisai nuėda, apėda eglaitės, pušaitės aplinkui, tada, darbas bergždžias realiai. Taip. Tai mes palaukiam. Tai dėl to gal žmonės ir galvoja, kad iškirto dabar čia nieks nebeatsodins. Galbūt. Bet mes yra įstatymų numatyta tvarka, kad reikia atkurti iškirstą kirtavirtę per 3 metus. Taip. Tai mes ją ir atkuriam. Supratau. Jo. Darbe kas dar čia? Iš tų tokių negandų. Tai kaip girininkui, turbūt biurokratiniai tie reikalai labiausiai erzina. Aišku, norėtųs būti miške kuo daugiau. Taip. Ne tavo stichija prie kompiuterio būtų. Ne mano, balta varna, kaip ir minėjau esu. Taip. Tai norėtųs būti kuo daugiau miške, kad aplamai girininkas yra miško šeimininkas. Aišku, specialistais pasitikim, viskas tvarkoj, dirbame su jais, net blogiausių žodžių negalėčiau pasakyti apie juos, bet tu eini, tu matai. Taip. Tu esi šeimininkas, tu matai, kas yra blogai, kas yra gerai, pats savi pasigiri, pats savi papeiki, jeigu kažkas blogiau pamatai, kad yra. Tai dėl to biurokratijos tos. Po to dar dėl žmonių nesąmoningumo šiukšlinime. Ypač didelės problemos yra priemiesčių miškuose. Aha. Kur lengva numest šiukšlę iškart iš miesto išvažiavus, ne? Jo. Tai būna taip, kad rudenį dygsta grybai, ne? O iš po žiemos dygsta padangos. Jo. Nes žiemos sezonas baigėsi, visi skuba keisti automobilių padangas ir kur jas utilizuoti. Nežinau, ar visuomenė nėra apšviesta. Švietime mažiau galbūt pasidarbavę turi, kad 4 automobilinės padangas galima utilizuoti kiekvienais metais. Galbūt žmonės to nežino ir kur dėsi jas, ar garaže kaupsi. Nekaupsi, tai išveža į mišką. Skaudu. Jo, tai iš tos, tas aspektas čia dėl šiukšlinimo. Supratau. Žodžiu, medienos upėmis neplukdot, kaip senais laikais lietuviai. Ne, sėliais nebevarom. Sėliais nebereikia. Ne, sėliais nebevarom. Turim miškovežius, kurie pasikrauna ir kitus pakrauna ir nuvažiuoja tiek į uostą, tiek į Lempijos, tiek visur. Naudojam šiuolaikinės technologijas. Staklės kokias? Ne? Ne, mes kalbėkim apie dronus. Dronus? Taip, tai pačiai kinivarpai. Sužiūrėti. Jo pasikelia, žiūri krūduoj, tada siunti girininkijos specialistą, kad apmatuotų. Bet turbūt jau iš tos kinivarpų apvalgytos eglės jau mažai naudos, principė, belieka biokuras. Ne. Ar dar padarot lentų? Padarom lentų, padarom europaletėms, yra malkai. Tai dar visai normaliai panaudojama. Čia pagal poreikį. Aišku, medienos kokybė nėra tokia kaip žalios. Taip. Iš to rasto jau, tarkim, išpjaus rastą, dalylenčių nepjausi. Bet o kas atsitinka ten blogai, kad išpjausi balkį? Taip. Jokio skirtumo nėra. Jo. Tai naudojam dronus, turim naują autoparką. Vis tiek jūsų darbe daug yra važinėjimo. Kadangi didelį teritoriją. Taip, kitaip nepraseis, su žirgu neprivedinės. Tiek pieščiom nepjausi. Nei apjosi, nei apeisi, be abejo čia. Taip. Taip, kad yra reikalų. Čia miškininkystė yra gyvenimo būdas. Aistra. Jo. Tiek miškininkystė, tiek
ir pamedžioti mėgstu, nuvažiuoju pamedžioti. Tai tas Viskas viename. Nu, praktiškai. Aha. Praktiškai. Fainai. Kokį gal lengvą palinkėjimą jaunimui, kas planuotų eiti į tavo pareigas? Palinkėjimą jaunimui, kas stotų į miškininkystę, ne vien į mano pareigas. Taip. Tai nebijoti iššūkių, nebijoti gamtos, nebijoti tų pačių uodų, bimbalų, erkių. Tiesiog mėgautis gamta. Gerai. Daryti altruistiškus darbus. Malonu, malonu. Buvo Tomas, mylimas girininkas, jaunasis girininkas ir palinkėsiu toliau taip su aistra darbuotis. O tau palinkėsiu gerų kelionių. Ačiū.